Nors pietinėse Klaipėdos rajonuose, vadinamose miegamaisiais, esame lankėsi ne kartą, geri darbai visada verti būti parodyti. Tarp Šilutės plento ir Mogiliovo gatvės, šalia naujai formuojamo parko, pietinėje uostamiesčio dalyje, atsiradusi nauja automobilių stovėjimo aikštelė. Svarbus pokytis vietos gyventojams. Tačiau nuo šio, ne kasdienio, bet siauresniam klaipėdiečių ratui svarbaus pokyčio. Trumpam nukeliaukime prie įdomesnių skaičių. Dar 2016 metais buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti gyventojų laimės pojūtį. Nors laimė, gana abstrakti sąvoka, tyrėjams pavyko ją paversti konkrečiais skaičiais. Tyrime dalyvavo 766 respondentai. Beveik pusė jų nurodė, kad Klaipėdoje gyvena nuo gimimo, o 16% mieste gyvena 40 metų ir ilgiau. Daugiausia nuo gimimo Klaipėdoje gyvenančių žmonių buvo užfiksuota Smiltynės pusėje, mažiausiai centrinėje miesto dalyje. Gyventojų nuomonė, patraukliausi rajonai gyventi yra Centro ir Luizės, o geriausiai gyvenimo kokybę vertino Smiltynės ir Tauralaukio gyventojai. Prasčiausiai vertinti buvo Smeltės ir Gedminų rajonai. Tyrimas atskleidė ir vieną opiausių miesto problemų – būsto būklę. Daugiau nei 2/3 klaipėdiečių gyvena sovietmečiu statytose daugiabučiuose, o daugiau nei 40% respondentų nurodė, jog jų namai niekada nebuvo kapitališkai renovuoti. Renovacija vyksta lėtai, tačiau daugiau nei pusė gyventojų pripažįsta, kad jų namams atnaujinimas būtinas. Kalbėdami apie Klaipėdą, gyventojai dažniausiai ją apibūdina kaip gražų ir patogų miestą, vertina uosto teikiamas galimybės ir paslaugų įvairovę. Tačiau didžiausias nerimas siejamas su saugumu mieste ir karjeros galimybėmis. Šis tyrimas buvo atliktas beveik prieš 10 metų. Per tą laiką Klaipėda sparčiai keitėsi, tačiau dalis problemų išlieka aktualios ir šiandien. Tikime, kad teigiami pokyčiai prasideda nuo mažų, bet svarbių darbų. Tad daugiau kaip 4000 kvadratinių metrų ploto ir 102 vietų automobilių stovėjimo aikštelės atsiradimas Mogiliovo gatvėje, padiktavęs šiandienos reportažo intenciją, nėra išimtis. O jūs, gerbiami Klaipėda TV žiūrovai, kviečiame pasidalinti savo nuomonę komentaruose apie teigiamus pokyčius Klaipėdoje ir darbus, kuriuos dar būtina nuveikti artimiausiu metu. Taip pat raginame sudalyvauti mūsų apklausoje, kuris uostamiesčio rajonas jums atrodo geriausias. Tai galite padaryti šio kanalo įrašų skiltyje. O šiam kartui tiek. Ačiū, kad prisidedate prie šio kanalo augimo.